Visiškai nedžiugina senoji kamera. Laikas atsinaujinti. Toks bus mūsų šis video. Senoji kamera kabo kokie 8 metai, dienos metu dar filmuoja pusę bėdos, bet yra buka kaip bato aulas. Kitaip tariant, neturi jokios vaizdo analitikos ir jokio funkcionalumo. Kitaip tariant, kamera siunčia begalį daug melagingų pranešimų ir jie, aišku, yra išjungti, nes erzina. Naujos kameros turi vaizdo analitiką ir mes pakeitę kamerą apie tai pakalbėsim, koks bus skirtumas tarp funkcionalumo ir koks skirtumas bus ypatingai nakties metu. Senoji kamera jau ant stalo, nauja kabo, kamerą autorizuojam, priskiriam jai slaptažodžius, nurodom tinklo nustatymus ir pažiūrėsim jos funkcionalumą. Kamerą jau matom, skirtumą tai aš jau matau, nežinau kaip jums telefonuose matosi, bet juoda spalva yra ženkliai geriau atkuriama ir ten, kur tamsu buvo, yra gerokai šviesiau. Na, bet apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau, kai ateis naktis, nes už lango dar šviesu. Ir nors raiška nepasikeitė, mes dabar galim skaičiuoti medžius miške, kai tuo tarpu prieš tai mes medžių net beveik neįžiūrim, kad ir kaip norėtume, tiesiog kažkokios spalvos fragmentai matosi, jau yra skirtumas. Na ir šio video esmė. Minėjom, kad senoji kamera buka kaip bato aulas, nes taip ir yra. Klientai dažniausiai perka raišką, jiems megapikseliai ir kaina daugiau nieks nerūpia. Paskui kamera pradeda siųsti pranešimus apie bet ką, tada sako, kodėl tokia jinai kvaila. Aišku, kad ir kokią protingą kamerą pirsit, niekad negalvokite, kad jinai bus tiek protinga, kiek žmogus. Loginio mąstymo kameros neturi. Jos dirba iš vaizdo, kurį mato, ir iš spalvų kontrasto judėjimo, jinai supranta, kas tam vaizde vyksta. Taip, kad atlikime pilną konfigūravimą, nes šita kamera turi net ir dirbtinio intelekto algoritmus. Mes pasimkim plotą, įsijunkime konfigūratorių, pridėkime jai taisyklių. Taisyklių kameros turi labai įvairiai priklausomai nuo jų modelių klasės, funkcionalumo, amžiaus, kartos, softo ir įvairiausių situacijų. Taip, kad čia mes labai daug šiame video apie tai nekalbėsime, bet pačią esmę jums parodysim. Mes nurodom plotą, į kurį dirba kamera. Mes kamerai pasakysim, kad šiame plote žmonių ar mašinos ieškom. Plotų galim padaryti įvairių ir įskirti. Vieną plotą, antrą, trečią, penktą, šeštą, aštuntą ir sakyti, tam plote tik žmonės, tik mašinos arba ir žmonės ir mašinos. Gali kirst liniją, gali atsiras perimetre. Nu, pavyzdžiui, įvažiavo mašina, mes mašiną nesekam, bet išlipo žmogus jau vidury ploto, pamatė, opa, žmogus atsirado. Ir kamera siunčiam pranešimą, kad pamatė žmogų mūsų duotam perimetre. Čia įvairių konfigūratorių yra, bet esmė yra tokia. Štai kamera turi jau plotą, į kurį dirba ir jeigu čia tik įeis žmogus, mes gausim pranešimą, kad čia vaikšto žmogus. Puikus dalykas, kas nori turėti protingą kamerą, o ne tokią kaip šita ar senos mūsų buvusios kameros. Labai daug kas pasikeitė ir palaukiam dabar nakties, bus įdomiausia dalis. Dar viena iš funkcijų tokių įdomesnių. Dažnai klientai pastebi, kad jeigu plati kamera plačiai mato, tai horizontas būna lenktas. Oi, negražu, pas mus čia lenktas dabar reljefas, kaip čia atrodo. Žiūrėkit, čia yra tiesu, gražu, bet jungta funkcija kompensavimo, nes platus objektyvas. Aš ją dabar išjungiu ir pažiūrėkit šonuose, kiek atsiranda vietos. Daugiau, mažiau. Kas aktualiau, matyti plačiau ar matyti teisingą horizontą? Mano nuomonė, geriau būna šiek tiek ir lenktas, nieko čia tokio, ne medinį filmą filmuojam, bet mes apriepsim daugiau ploto filmuojimo, nepaisant, kad čia yra šioks toks lenkimas. Atėjo laikas įvertinti kameros darbą nakties metu. Kamera gyvena ten, už prūdelio, čia dega LED juosta silpnai, kur eiti aš matau, bet šiaip tai yra čia tamsu. Ten net nesimato, kur kamera. Kamera yra išjungtas naktinis pašvietimas. O čia mes esame už saulės elektrinės. Yra tokia aplinka, ten viršų miškas. Nu ir pažiūrėkime, kaip dirba kamera. Griebkim jauti už ragų. Šiandien 23 diena, dabar yra 7 val. Vakaro. Užsukrovėm vakar dieną. Panašus laikas. Čia senoji kamera. Čia stovi saulės elektrinė. Čia nieko nesimato visiškai tamsu, kaip ir filmavau. Čia tamsoka, čia, jei kažkas praeis, matysim, kieme matysime, už kiemo čia nieko nesimato. Apie miško situaciją aš net nekalbėsiu, nes yra per tamsu. Kameroje yra išjungtas naktinis pašvietimas. Kodėl? Kada dažniausiai eina vagys? Kai lyja, kai rūkas, sninga galų gale, kada blogiausias matomumas yra, tai kamerai lygiai taip pat bus blogai, nes kuomet sninga, kamera šviečia naktiniu pašvietimu ir visas vaizdas tampa niekinis.
Todėl mes naudojame kameras be naktinio pašvietimo ir geriau apšviesim šiek tiek teritoriją, bet kokiu tai būdu. Tai kad ir pavyzdžiui, po saulės elektrinė yra pašviesta. Ir ten matysime, kas vyksta. Taip yra geriausia su bet kokia kamera. Na, o dabar užsikraukime naują kamerą. 23 diena, taip pat laikas tas pats. Visai kitas rezultatas. Net nėra ką kalbėti. Jūs pažiūrėkit. Už saulės elektrinės atsirado vaizdas, atsirado miškas, pieva puikiai matosi, kitoj pusė kelio taip pat matosi pieva, matosi net supynės, visi pamiškė matosi, net čia per šviesų gavosi, bet čia netrukdo, nes mumis mėgi šitoje vietoje. Taip, kad turime gerokai protingesnę kamerą, o naktinis darbas be jokio naktinio pašvietimo su esamu minimaliu kiekiu šviesos kieme yra, tiesiog net nėra ką diskutuoti. Na ir trumpai tariant, ar pas mus yra diena, ar naktis, rezultatas yra gan panašus. Nuostabi kamera, o jeigu jūs turite daugiau klausimų apie šio gamintojo kameras, funkcionalumus, galimybės, mes mielai į klausimus atsakysime. Jeigu jūsų teritorija yra didžiulė ir planuojate pirktis daug arba atsinaujinti daug kamerų, mes turime ekspozicijos autobusą, atvažiuosime su daugeliu kamerų pas jūs į vietą, viską parodysim gyvai, paanalizuosim, pašnekėsim, papasakosim. O čia mes kalbėjom ne apie konkretų modelį, ne apie konkrečią kainą, o apie skirtumą. Koks yra skirtumas atsinaujinus įrangą. Sėkmės!